Paskanavę kalafiorų sriubos pereisime prie lašišos. Sriuba su lašiša, kuriai naudosime svogūnus, bulves, lašišą, šiek tiek grietinėlės ir raudonus pipirus. Bulves susipjaustome apytiksliai tokio storio riekutėmis. Bulvės keliauja į puodą. Smulkinam svogūnus. Svogūnus smulkinsim pusžiedžiai. Pjaustome tokiu pačiu storiu kaip ir bulves. Tai labai paprasta sriuba, tik keli ingredientai, bet rezultatas jūs turėtų pradžiuginti. Užpilame vandeniu. Pilame apytiksliai 2-3 pirštus virš, kad apsentų. Jei pamatysime, kad vandens šiek tiek trūksta, visą laiką galima įpilti dar. Jungiame ugnį ir verdame ant labai lėtos ugnies. Verdame dėl tos priežasties, kad nenorime, kad verdantis vanduo suardytų mūsų bulves. Na, tuo tarpu susipjaustysim lašišą. Naudojame žalią lašišą ir aišku, prieš dėdami į sriubą patikriname, ar joje nėra kaulo ir žinome, mes jų randame. Taigi pasistengėme juos visus ištraukti. Gabaliukai, kurie smulkinsim lašišą, na, čia viskas priklauso nuo jūsų fantazijos, bet aš vis tik nepjaustyčiau jų labai stambiai. Mes pradžioje supjaustysim riekutėm. Na štai, lašiša paruošta. Dabar belieka tik sulaukti, kol išvis bulvės. Tai, manau, truks apie 20-25 minutės. Pilame grietinėlę. Kokį 100 ml. Ir dedame lašišą. Įdėjome lašišą, ji buvo be druskos, todėl įbersime dar žiupsnelį druskos. Ir kai sriuba užvirs, mes ją tiesiog išjungsime. Uždengsime traukčiu ir paliksime 5 minutės. Tuo tarpu, kol laukiame šias 5 minutės, susismulkinkime mūsų aromatinį ingredientą, tai yra krapus. Laikas sudėti krapus. Paskutinis, bet vienas iš labai svarbių ingredientų, kurį naudosime pateikdami šią sriubą, yra raudoniai pipirai. Bet juos berkime tiesiai į lėkštę. Jeigu dabar subersime į sriubą, jie pakeis spalvą, nuskęs ir mes nematysime nei to grožio ir šiek tiek prarasime ir aromatą. Atsargiai, kad nesutraiškyti bulvių, kad jos išliktų tokiam gražiom riekutėm, kaip mes jas įpjaustėm. Dedame bulves, lašišą, užpilame skysčiu ir mūsų slaptasis ingredientas. Kai pasiilgsti sriubos, turi mažai laiko ir tik bulves, svogūnus ir lašišą, tai manau puikiai yra išeitis štai ši lašišos sriuba.